Labadiena, vartų pultelis vėl su jumis. Šiandieną esame parengę apžvalgą apie naujo išskirtinio dizaino pultelį Roger Sinus 2. Šis pultelis yra išskirtinis tuo, kad gali būti dviejų koduočių. Tiek fiksuoto kodo, tiek kintamo arba kitaip vadinamo rolling kodo koduotės. Šis pultelis persijungia iš vieno į kitą koduotę ir parodysiu, kaip tai daroma. Iš gamyklos pultelis iškeliauja fiksuoto kodo, jeigu atkreipsite dėmesį, LEDas šviečia raudonai ir kintamo kodo pultelis šviečia žaliai. Taigi, nuspaudžiame abu mygtukus vienu metu, lauksime, kol LEDas nustos mirksėti ir degs tolygia šviesa ir automatiškai pakeis spalvą. Spaudžiame du mygtukus. LEDas pradeda mirksėti. Sustojo, vis dar laikome. Pakeitė spalvą. Taigi dabar šis pultelis veikia kintamo kodo būsenoje.